tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad spalvos vizualizacijoje žaidžia vieną iš pagrindinių rolių. Ir šiandien noriu pasidalinti tokio labai įdomių sprendimų. Jį sukūrė Adobe'as ir jisai leidžia įvairiais būdais parinkti spalvas pagal įvairiausias taisyklės arba išgauti spalvas jau iš esamų vizualizacijų. Tai pavyzdžiui, turite situaciją, kuriate interjerą, eksterjerą, produktą ir Pinterest'e ar iš kažkur kitur gavote gražių paveiksliukų, kaip inspiracinių paveiksliukų ir tie paveiksliukai turi savo spalvas. Tai vat Adobe tas sprendimas, Adobe Color sprendimas leidžia ištraukti spalvas, ištraukti atspalvius, nes kitu atveju, jeigu pavyzdžiui naudotumėte Photoshop'ą, jūs pasimtumėte pikselį, kokią pikselį yra spalva, o čia galima kur kas daugiau. Tai pažiūrėkim, tai pirmą linką įmesiu po apačią, pasižiūrėsite. Ir pirmiausia yra Color Wheel ir čia šiek tiek žemiau mes turime surašytas visas taisyklės, kaip jis gali gauti spalvas. Tai apie tas taisyklės pašnekėsim kitam video, kaip jos naudojamos, kam jos yra skirtos. Bet pirma, čia yra taisyklės. Antra, šitoje vietoje rašo Extract Beam ir Extract Gradient. Tai čia leidžia iš paveiksliuko ištraukti spalvas ir atspalvius. Pavyzdžiui, pasispaudžiu Extract Beam ir jis man leidžia įmesti paveiksliuką. Įmetu tiesiog paveiksliuką ir jisai jau pastebėkite iš karto surinko dominuojančias spalvas iš paveiksliuko. Atitinkamai matome paveiksliukų kodus, kuriuos galime sukopijuoti, jeigu jų prireiktų. Dešiniai pusėje netgi turime savo bibliotekėlę, kur galime įtraukti spalvas. Jisai ištraukia spalvas ir jis leidžia pasirinkti, pagal ką mes norim traukti spalvas. Tai įsivaizduokite, kiek laiko yra sutaupama mėginant atspėti, kokios tai yra spalvos, jis tiesiog ištraukia. Po to turime atitinkamai bright, atitinkamai turime muted spalvas, kurios prigesintos yra, giliausios spalvos, šviesiausios spalvos. Iš esmės mes galim tvarkingai įsitraukti spalvas. Tada dešiniai pusėje turime Extract Gradient. Tai Gradient jisai ištraukia atspalvius. Tai va čia tas momentas, kai turite kažkokią spalvą, įmesiu tokį paveiksliuką ir pavyzdžiui, mes galim pasirinkti, kokius atspalvius jis turi ištraukti. Pavyzdžiui, kadangi, kaip pavyzdys, šita sofa turi spalvas labai įvairias, atspalvis plus toks audinys ir panašiai, bet man reikėtų gauti, kaip jisai eina iš vienos spalvos į kitą spalvą, nes jeigu aš paimsiu tik pikselį, aš galiu paimti arba labai šviesų, arba labai tamsų. Tai va šituo atveju aš galiu pasigauti nuo kur iki kur aš noriu išgauti atspalvius, galiu pasirinkti netgi kiek žingsnių aš norėčiau turėti, pavyzdžiui, čia atveju rašo, kad 3 stops, tai reiškia 3 žingsniai, aš galėčiau pasirinkti daugiau žingsnių. Pavyzdžiui, paimkim dar vieną paveiksliuką. Šitas, ir pavyzdžiui, man reikia šitos sienos spalvos, tarkim, šitos viršutinės dalies. Pasidedu vieną čia, kitą čia, trečią čia. Ir aš matau, kaip ta spalva keičiasi nuo vieno taško iki kito taško. Jeigu spalvų reikėtų daugiau arba mažiau, atitinkamai mes galim pasikoreguoti, kiek žingsnių mes norime naudoti ir atitinkamai pasirinkti šitos naujus žingsnius. Tada sekantis dalykas. Čia viskas buvo prie spalvų kūrimo, prie Create ir turime Explore. Čia toks įdomus dalykas, kad jum duotų, kaip sakant, gerą atskaitos tašką, kokios spalvos tarpusavy yra suderintos. Ir pavyzdžiui, mes čia turime paieškos laukelį ir jeigu mes jį įvestume, pamėginkim, tarkim, interior ir atitinkamai jis įrodo interjero įvairius pasirinkimus. Faktas, jūs galite kur kas daugiau darašyti, pavyzdžiui, parašyti stilių ir po to parašyti interior, pavyzdžiui, industrial style ir panašiai. Ir atitinkamai pasispaudžiate ant paveiksliuko ir jums parodo, kad tas paveiksliukas turi tokias dominuojančias spalvas, tas paveiksliukas tokias. Iš esmės prisigaudyti pakankamai gerų idėjų, kaip spalvos tarpusavy gali būti suderintos. Ir tai čia toksai pagal paiešką ir dešiniai pusėje dar turime Trends, tai čia grinai yra kokios, kaip sakant, dabar ant bangos galėtų būti spalvos ir pasirinkimai. Tai atitinkamai pagal skirtingas industrijas, o čia rašo dešiniai pusėje, kairiai pusėje fashion, graphic design ir jeigu nuėtume žemiau, tarkim, architektūros dalis ir pavyzdžiui pasispaudžiu, tarkim, ant šito interjerą, atitinkamai rodo, kaip jisai atrodo. Šitas interjeras, kokios spalvos dominuoja. Ir atitinkamai aš vėl galėčiau
išsitraukti va šitas spalvas, jas įsitraukti savo biblioteką ir pasidaryti sąrašą. Va, tai labai neblogas įrankis. Pirma, nemokamai. Antra, žiauriai greitai susižiūrėti spalvas, tamsiausias, šviesiausias, atspalvis ir išsirinkti to, ko reikia iš paveiksliukų. Turėkite omeny, kad galima savo paveiksliukus dėti ir naudoti bet kokius, ar tai būtų renderinti, ar tai būtų Pinterestas ir panašiai, arba atitinkamai galime išsirinkti jau iš jų siūlomų spalvų. Tai va, labai neblogas dalykas, belieka išsimėginti.